Sveiki, mielieji mano kanalo lankytojai. Aš esu Ramunė Leknavičienė iš Alytaus. Šiandieną dalyvavau Dalios Beatos Kasmauskaitės paskaitoje apie kritiką. Labai patiko ir įspūdžiais, net negrįžusi į namus, dalinuosi su jumis. Iš tikrųjų, anksčiau aš maniau, kad kritika yra tuomet, kada mes jo sulaukėme tiesiogiai iš kito žmogaus arba pasišaipome, pakritikuojame tiesiogiai kažką kitą mes. Šiandien suvokiau, kad kritika yra netgi tuomet, kada mes norime, kad žmogus pasielgtų būtent taip, kaip mes tikimės, arba taip, kokią nuomonę turime mes, o ne jis. Na ir kritika gali būti keleto rūšių, tai kada kritikuojame mes patys, kada kritikuoja mus, arba mes dalyvaujame kaip klausytojai procese, kada vienas žmogus kritikuoja kitą. Netgi jeigu mes tik tai girdime, kaip kritikuoja vienas kitą kiti žmonės, mes jau prisiimame 50% atsakomybės, jeigu mes nieko nedarome, kaip tą situaciją pakoreguoti. Na ir jeigu mes esame ramūs savo vidumi, esame harmonijoje su visata, esame draugiški ir mieli, mes tikrai nesiimsime kritikuoti, bet pagalvosime, kuo mes galime tam žmogui pagelbėti. Ir pagelbėsime tik tiek, kiek ne mes patys norime, bet kiek tas žmogus gali suvokti. Todėl visiems linkiu ramybės, harmonijos, kuo mažiau kritikos ir geros likusios dienos. Ačiū Jums.